Nu, ten būtent Klen, ten visokių ten grupių, ten viso šito, nes aš nežinau, kur tie seinai. O tie seinai yra iškart už sienos, ten dar lietuviškai šneka. Tai aš kai grįžau, aš dar melavau, jo ir dangoraižis yra, tengi kaimas buvo, ten, nu, visas šitas, ten visiškas kaimas, bet ten buvo vienas Europos festivalis, aš ten laimėjau aktorių, geriausio aktoriaus prizą, laimėjau magnetofoną su CD grotuvu. Tuo metu dar rajone turėjo tik dar vienas, jam iš Amerikos buvo. Kompaktai kainavo gal 50-70 litų originalus, paskui atsirado neoriginalus, tai galima buvo klausyti. Tai va, ir tada prasidėjo pirmoji kelionė tokia buvo. O paskui tada mes su Koršunovu jau pradėjome važinėti ir, aišku, žinot, kai tu stoji, tu galvoji, tas teatras, aš įstojau, aišku, į šokėją, žinot, kad aš baletą šokau 6 metus, ne aktorius aš esu. Tai ir kai tu pagalvoji, ten stoji, vaidini, Aušros teatre ir kad tau teks kažkada suvaidinti garsiausiam pasaulio festivalį pagrindinį vaidmenį 5 kartus, tai niekada nebūčiau pagalvojęs. Ir tai buvo Tartiufas, Avinjono festivalį. Aš prieš tai dar buvau Romeo ir Džiuljeta, bet ten buvo streikas ir mes nesuvaidinom. Nu, ten tik suvaidinom Popiežiaus rūmuose, nes Popiežiaus rūmai buvo įsikėlę keletą metų iš Vatikano, tai ir mes ten vaidinom ir aš tą suvaidinau. Ir atrodo, kad viskas. Bet ne viskas, man tiesiog dabar faina važinėti, va, po Melnragės, po Šilutės, po Ukmergės. Bet tiesiog buvo toks laikas, kad tikrai mes, kai aš pakalbėjau su Rasa Samuolyte aktorės, aš suprantu, kad mes žaidėme NBA, teatro NBA, nu tikrai. Tai buvo garsiausi, žiūrėdavau garsiausi žiūrovai, režisieriai, Holivudo, ten ateini į Italiją, vaidini Teatro d'Argentina, vienas garsiausių teatrų, ploja Roberto Benini režisierius, kur gyvenimas yra gražus, žinot, jisai rėkia, visi pas Nekrošių buvo atėjęs, žinot kas, laukė 3 valandas per lietų, kad visus aktorius lietuvių pasveikinti. Mikelė Plačido, atsimenat, komisaras Katanis. Tai jisai net laukė 3 valandus su apsauginiais, kad lietuvių aktoriams paspausti ranką. Nes lietuvių teatras, aš galiu pasakyti, yra vienas geriausių pasaulyje. Tiesiog. Mes turime tokį teatrą, kad Jergutėlių. Ir kaip buvo tikrai Tuminas, Koršunovas, Nekrošius iš vis, tiesiog tai yra, mes turėjom, kaip kalnas, jis yra kalnas. Kaip Lickas kalnas, žinot, tai jisai buvo kalnas. Ir jisai kalbėjo tą lietuvišką kalbą. Nes paskui teatras pasidėjo toksai kaip europietiškas, tapo, jisai visi vienodi tapo. Bet Nekrošius buvo dėl to įdomus, dėl to, kad, pavyzdžiui, Šekspyras įstatė su virvėm, su ledu, su luotu, lietuvišku. Todėl visiems buvo įdomu, kad galima taip daryti. Koršunovas buvo įdomus taip, kad Koršunovo pagrindinis dalykas teatre tai buvo, kad jisai klasiką stato šiuolaikiškai, o šiuolaikinį pjesę stato kaip klasikinį. Ir va tas buvo. Bet sakau, teatro, tai aš galvoju, ar man pasisekė, ar man pavyko. Taip, man pavyko. Tai aš labai... Šiaip, kad aš aktorius tapau, aš nelabai neseniai pasakiau, prieš 3 metus, kai filmavausi filmą.